Na, Šiauliuose jau vienas seniausių tokių klubų veikiančių, jau tokių postsovietinių, galim sakyti, tai yra Šiaulių gamtos kultūros paveldo apsaugos klubas Saukuras. Ilgas pavadinimas, bet mes jį paveldėjom iš tų laikų, kada tokius pavadinimus kūrėm. Tai, manau, jis gerai atspindi visą klubo veiklą. Ta veikla, sakykime, susideda iš tokių dviejų dalių, galim išskirti. Viena dalis, kuri yra susijusi su aplinkosauga. Tai klubo veikla skirstosi į tokias dvi grupės. Tai yra viena aplinkosauginė dalis, kita yra kultūrinė. Tai aplinkosauginė dalis yra susijusi su įvairiais ekologiniais projektais, kurios vykdo klubas. Ir aišku, visą iniciatyvių žmonių, kurie ateina ir yra nepatenkinti tai, kas vyksta aplinkui, tarša vykdoma ar kažkokiais sprendimai, želdinių naikinimu, kurie imasi iniciatyvos ir ieško bendraminčių. Tai klube suranda ir mes bendrai kažkaip tai užsiemam aplinkosauginiam problemam, tokiam pavyzdžiui kaip miesto parkai, Rėkyvos ežero problemos, Rėkyvos botanijos zoologinio draustinio problemos, kas susiję su kokiam atliekų tvarkymu ir panašiai. Tai, o kita dalis tai yra tokia, kuri iš tikrųjų daugiau vis žmonių ateina ir domisi, tai yra susiję su kultūros paveldu, su paveldu tiesiogiai tai, ir jo įprasminimu. Nes iš tikrųjų tas principas klubo yra surasti pusiausvyrą tarp kultūros ir gamtos, nes taip jau yra surėdyta, kad gamta naikina kultūrą, o kultūra gamtą. Na ir turėjom senas tradicijas. Mūsų protėviai kažkaip sugebėdavo tą suderinti. Tai gilindamiesi į etinės kultūros tokius vertybės, manom, kad galima atkurti tą pusiausvyrą. Reiškia, klubo turbūt irgi vienas iš tikslų tai surasti tą darną tarp tų dviejų dalykų. Tai kultūriniai dalykai švenčiam įvairias kalendorinės šventės, jų daug yra. Laikas nuo laiko surenkam kokią ekspediciją kraštotyros, talkas organizuojam. Stovyklas darome gyvoji istorijoje. Tai kaupiam įvairią medžiagą, patys dalyvaujam, kiek galim kituose renginiuose, bendradarbiaujam su kitom organizacijom ir Lietuvos, ir su Latvijais taktus užmezgiam. O kokią vietą kinas užima toje veikloje? Dabar kinas, tie filmai, kurie yra sukurti, kai ateina naujas narys į klubą, ką jūs veikiat, tai gali nuotraukas parodyti. Bet kada yra tokie filmai sukurti, jie parodai filmai, tada jis jau sprendžia, jiem čia įdomu, neįdomu. Tai kitas dalykas, vis pas mumis kiekvienais metais ateina studentų, klube dirba, praktiką atlieka. Tai jie irgi visi labai nori sužinoti, ar turit ką nors. Tai tie filmai yra viena pagrindinių pažinimo dalykų. Paduodė, jie įsirašo, jiems įdomu, jie parodo savo kolegams, dėstytojams ir iš tikrųjų tai yra populiarėja tą pačias paveldo puoselėjimo idėjas, aš manau, kad galbūt jie neateis į klubą, jie nedalyvaus klubo veikloje, bet turės omeny ir gal ateis laikas, susivoks ir sudalyvaus bent kokiam renginyje ar toj veikloje, aktyviau pasireikš. Tai manau, kad tas filmai, jie tokie universalūs yra, jie vizualiai perteikia tos vaizdus, tos jausmus, tos išgyvenimus, o tie žygiai, visas talkos šventės yra iš tikrųjų vaizdingose vietose, vaizdingai nufilmuoti ir fantazija užverda. Tai manau, tas pagrindinis yra filmo tikslas, kad užvirtų fantaziją žmogus norėtų pats tai padaryti. Na, klubo Aukuras veikla tai buvo susijęs su gamta ir kultūros paveldu. Ir turbūt tie filmai prasidėjo nuo Rimanto Braziulio, kuris turėdamas mėgėjišką kamerą, dar ant juostelių, pradėjo kurti filmus, nufilmavo tada tuometinę dar Šiaulių folkloro klubo šventes, reiškia, Rasos šventę ant Lubinų kalno, vėlinės, kalėdas, kūrė filmus, paskui filmą apie melioraciją. Tai tie filmai buvo pradėti jau jo kurti.